Rytas, koksgi rytas. -2, aplink mane visiška žiema, o varom mes į Katarą Formulė 1, kur +30. Welcome to a brand new video. Važiuojam. Bet aš lagaminą palikau. Kaip be lagamino važiuoti? Jopš, tararai. Nu tai va, tikrai jau dabar. Welcome to a brand new video. Nu ir be lagamino galima. Darmajiedai važiuoja į ten, kur +30. Laisvė. Planas chuliganas pasiekti Dohą apie 1 valandą nakties, o dabar 9. Tai vos ne parą keliausim. Ne parą, nu bet dafiga turim laiko, sako. Tai va, bus reikalų. Žopizdan. Čia draudžiami dalykai, kuriuos negalima vežtis. Winter is coming. Mano geriausias kelionių draugas. Labą dieną. Kaip galvojam, kad įėję čia bus daug vietos, o mums dar 2 valandos, o čia vietos nėra, nei pardžių, nieko. Tai liūdnokai, reikia sužinoti, ar galima išeiti. O, apačioj tai linksmiau. Faina. Ir duty free yra. Kadangi mūsų biudžetas yra ribotas, tai va, perkam 1 kruasaną ant 2, bet jau prašmatniai 2 kavos paėmėm. Čia jau, aš sakiau, Stasi, imk 1, bet atneša 2. Nu, bet vis tiek taupom. Taigi, ką turim? Turim pultelį, o, su laidu. Toks pajotas biški. Šiaip daro, kaip fik, žinai. Gal kroviklį yra USB, ai, čia jau laidelių chana. Ką čia turim dar? Kažką turim. Geras. Nu, eigoje pažiūrėsim. No Wi-Fi. Žiauriai bijau skristi. Žiauriai. Pakilom pagaliau. Ką mes čia turim? Vynelio. Ir ryte turim va beef burgeris, jautiena, vandenukas, majonezas, kurio nereikia, ir salotos. Neblogai. Vandenukas. Aš galiu pasakyti, 8 iš 10. Tikrai neblogai. Vyną reikia paragauti. Vynas labai geras. Iš tikrųjų, valgyti tai nelabai noriu, bet po 2 valandų jau atskrisim į Stambulą, ten busim 4 valandas, pasako, ten kosminiai pinigai pavalgyti. Tai reikia čia išnaudoti nemokamai. Atvažiuojam. Va. Tai būsim vietoj toj.
Kadangi skrendam su kelionė agentūra, tai turim išklausyti instrukcijas, tai toj keletą minučių ir judėsim į priekį patys be jų. Esam ant tvirtos žemės. Mano nauji batukai. Sunkus skrydis buvo man, kadangi nemėgstu skrist, lygtais nieko tokio, bet vis tiek nepatinka. Tai va, per tas 4 valandas turiu atsikvėpt, pailsėt ir tada judėsim toliau. Jūs neatsijunkit, bus įdomiau. Na va, galėjau pažymėti, kad Turkijai pabuvojau. Tai dar viena žemėlapė, kur man padovanojo Žilva. Ne, autodiena padovanojo. Jo, kažkada gimtadienio progai turbūt. Tai va, tai pažymėsiu grįžęs, pik, Turkija ir Katarą. Tai va, 2 šalis. O ko? Pabuvojaugi. Didelis tas aerouostas, pagal plotą kaip pusė Vilniaus. Tai manau, kad galima užskaityti. Gerai, laikas paeksplorint šitą milžinišką aerouostą ir pradėsim nuo kainų. Merzavčikas. 4 PM. Man atrodo, pas mus Lietuvoje 3 PM ar 3 DM. Taigi, skamba ne taip ir baisiai. Jau bulkas jums parodžiau. Ai, bulkų nerodžiau. Tai bulkos po 10, po 15 eurų. Arba rodžiau, nepamenu. Vienu žodžiu. Tai vad bulkos tai brangios. Salotos 15. Daržovės kokia. Vienas bananas trajakas, vienas obuolys 2 PM. Tai čia jau žiauriai. Galvojau atgal važiuojant paimt, bet jau jaučiu, kad nepaimsim. Kem 8 eurai. Gerai. Kem 8. Buy 2, get 1 free. 30, tai po 15. Ne. Nu, kadangi mūsų biudžetas yra ribotas, tai kažką reikės galvoti. Eisim į bazarą kokį jaučiu Dohoj ir tenais pirksim kažką. Tai omeny, kad mes neėjom muitinės, mūsų iš karto įmintė į tranzitinę zoną. Tai jeigu pas mus Vilniuje tranzitinė zona yra, ar ta, kiek ten, pusė čili pizzerijos ir 1 kavinė už brangiai. Nu, už pigiai dabar jau. Tai čia, tai sako, iš vieno taško į kitą į 25 minutės. Čia tik šitoj vat zonai, kur persėdimai. Kosmonautika. Opanki. Free Wi-Fi by passport. Interesting. Nu, išsigasim dar kartą. Gal čia pigiau? Ne, čia dar brangiau. Čia kruasanas 12 eurų, 15. Da. Cheesecake 13 PM. Nu, kam pofik? Kam ne pofik? Aš tiek pinigų neturiu. Можно потом зайти и попить кофейку. Įdomu, kiek kainuoja kafijokas. Turkish baklava 7.5. Įdomu, ar čia 8 vienetai ar 1. Excuse me? This baklava 7.5 euros. It is 8 pieces or 1 piece? 1 piece. Katastrofa. Thank you. 1 gabalas. Koks geras kavinės pavadinimas. Jeigu dadėsim R raidę kaip antra, bus 1 žodis. O jeigu R raidė paskutinį, bus kitas. Faina. Kilogramas 130 eurų. А čia kilogramas? Taip. Nu tai čia taip riebiai, sakyčiau. Reikia kažkaip pasilyginti į tas kainus, kurias žinau. Nu, tarkim, laidai. Nu ką žinau. Nu baisiai atrodo. Kas čia dar tokio? Žaislų kainų nežinau. Nu va. Nu čia. Jiski kokį 5 centų gal kainuotų. Čia 9. Girdžek. Aš noriu ir pizzas, ir burgerio, ir falafelio. Visko noriu. Visko noriu. O žiūrėk, mašinytė važiuoja be vairuotojo. Ai, ne, su vairuotoju, tiesiog žema tokia. Jo. Toks didelis pastatas, kad atrodo mašinytė žaislinė. Minučių ten viršui buvau, už mano galvos. O dabar nusileidom žemyn pažiūrėti, kas čia aplink ir hoba. Ir dar 1 kilometras. Perdojam, nueinam. Laiko turim daug, paeksplorinsim. Labai daug rusų kalbos. Nepatinka. Atsirėmiau kojas su šikna ir kažkaip nesimetriškai važiuoja. O, vėl kojas pasistumė. O, išsikreivinu, toj nukrisiu. Tai porankis lievas. Neatitinka greičiui.
eskalatoriaus. Ajajai. Perfekto. Kitoks tiltas yra, aš buvau Vokietijai ar Lenkijai, aš nepamenu, man atrodo Lenkijai. Jie aplankęs, tai žiauriai cool, tenais tik tamsu buvo, kai 1:1. Čia ir Turkijai tokie yra. Aš čia su Stasu jau pusvalandį, tai nusprendėm, kad didesnis už Vilnių tikrai ne tik kavinių skaičiumi, bet ir apskritai pagal plotą. Didesnis. Ar patogesnis? Ne. Geriau už Vilnių nieko nėra. Pažiūrėkit, kokia kosmonautika. Vienu metu tupia 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lėktuvai ir taip pastoviai. Kosmosas. Atėjom iki McDonald'o. Stasas sako, kad pas mus Big Mac'o komplektas kainuoja 6 eurai. Aš jau matau kainą. 20. Normaliai varo. Normaliai. Mes pagalvojom, kad jau praeinam pro tas kavinės, matom tos kainas 14,5 už bėgėlį, kokį 15. Tai jau pabuvę čia porą valandų jau priprantam pabiškį. Ne kosmonautika. Galima gyventi. Einam kebabo. Окей, пиздачио. Фондю. Короче, paėmėm kebabą. Už kiek aš paėmiau kebabą, to aš pažiūrėsiu. 32 eurai. Kebabas, mažos bulvytės ir naminis limonadas. Jo. Na, mūsų biudžetas leidžia, tai va šitas naminis limonadėlis. French friesai. Ir kebabas. 32. Tavo bus žydra. Limonadė. Вот лимонаде бомба. Холодный? Нет. Вот. Ну, это такой более как фастфуд. А если капушки с детьми нормальные, Вот. то Вот. вкусно. Nu žudėm dviese, nesunkiai. Taigi prabėgam dar per kainas greitai. Aš jau prabėgau. Taurė vyno maža, 120 ml. Kaina matot. 2, 2,1, 2,3 beveik, ok? Alus. 0,33, 16, 19, 20, ne? Arbata, juoda arbata, 9. 9. Nu ir kaip arbata? Labai skaniai. Pati skaniausia. Tirpsta burnoj. Ai. Su dešinė ranka reikia valyti. I need this bag. It's my style. Tai liko dar 5 valandos skrydžio kažkur. Viskas kaip ir gerai. Patiko man. Tikrai Turkija, tik pabrangiai. Bet ką daryti? Dar grįšim po savaitėlės. Trafik. Dabar skaisim su Airbusu A321 ir čia yra business class. Nebloga tokia, nebloga. Čia mūsų maistai atvažiuoja. Bulkos. Chicken or pasta? Little bit chicken. Chicken. Tikrai neblogai atrodo. Pažiūrėm, kas čia. Čia kažkas saldaus, nežinau, kas tai yra. Bendrai paėmus labai skanu, bet dienos metu
meniu buvo skanesnis kitam lėktuvui. Na va, jau tupiam, liko kiek čia 15 minučių ir čia 1:30. Lietuviško laiko jau 1:30, tai visiškai nusikalęs. Reikia dasigauti kažkaip iki viešbučio ir pailsėti iki rytojaus. Ура! Hello! Doha! Nu ką, ilga kelionė buvo, pagaliau laiku atvykom. Kažkaip antra nors ir ilga, bet komfortiškesnė nei pirma, negaliu paaiškinti kodėl. Dabar muitinė, aš manau, mes turėsim dar kartą praeiti ir po to transferis mus nuveš iki viešbučio. Aš tikiuosi. Pas jos kilimai ir uosti. Kaip jums? Ir marmaras. Normaliai. Muitinė tokia rimta. Muitinė, nežinau. Passport control, face control ir finger control. Jeigu pas mus vienas pirštas, va šitas, man atrodo, tai tenai skanavo 4, mordą, nu ir tada paleido. Dabar laukiam bagažo ir šausim jau į viešbutį. Opanki. Kaip liftukas, a? Yeah. Vienu žodžiu, gavom raktą, nuvargom, jau kvepia gerai čia, tai šiandien jau jaučiu out, o rytoj mes pratęsim ir ties to, manau, ir baigsiu tą pirmą seriją. Kylant į 7 aukštą. Tai pasimatysime kitoje serijoje jau ryte. Ai, dar pamiršau pasakyti. Jeigu patinka, ką aš darau, Finuelta lietuviškai, Fiesta angliškai, subscribinkit, šarinkit, welcome to Doha. Z Doha. Все, viso gero.